Ačiū viešpačiui, kad jis mus traukia iš tamsos ir perkelia į šviesą ir veda šitoj pergalingoje eisenų. Ir kad jūs iš tiesų prisideda prie jūsų vis naujai. Kaip sesuo prieš tai ir kalbėjo, sako, kartais pavargsti sekti viešpačiu, atrodo, ar viešpačiui čia dar reikia. Bet kai viešpats išgelbsti žmonės, tada tau atsiranda naujos jėgos. Amen. Kad ne veltui tarnaujate viešpačiui, bet viešpačiui laimite sielas. Tai yra svarbiausia, kas viešpačiui. Tai sielos, išgelbėtos sielos. Išgelbėtos sielos. Labai malonu matyti Artūrą, kaip Dievas jį galingai pakeitė. Amen. Galite jį pasakyti. Atiduokim šlovę viešpačiui. Ačiū tau, Dieve, tu stebuklų Dievas. Tu paėmėte iš nieko padarai kažką, šlovė tau. Amen. Aliuliuja. Ačiū viešpačiui. Jis galingas. Ir tai toks džiaugsmas yra viešpatie. Tai kaip šiais naujais metais ryžtingai nusiteikia. Žydėti viešpatie. Taip. Aliuliuja. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate ryžtingi. Pasakyk kaimyno, aš ryžtingai nusiteikęs. Sekti viešpačiu. Šiais naujais metais. Laikykis priešę. Laikykis priešę. Tai? Es nusiteikę ryžtingai judėti su viešpačiu. Ir nes mūsų viešpats yra toks pat ryžtingas ir karingas viešpats. Jis nusiteikęs karingai. Ir jo vaikai taip pat nusiteikę karingai. Iš tiesų, kad būtume efektingi Dievo karalystėje, mes turime būti karingi. Taip? Nes kai tu esi tinginys, ar abejingas, ar kažkoks, tai žinau, toks, kaip sukaustytas, tu ir aš mes nebūsime efektingi Dievo karalystėje. Taip? Ir todėl Velnias stengiasi visada mus padaryti tokiais depresuotais. Žinot, dabar jau mes nedepresuoti, ačiū viešpačiui Jėzui, bet jis kitaip mus ima, bet pasaulyje žmonės jie sukaustomi depresiją. Dabar labai madinga, velnio dvasia labai madinga depresija. Ir jinai nori surišti žmonės. Bet Jėzus Kristus nugalėjo depresiją. Aliuliuja, šlovė viešpačiui, paploktim viešpačiui, kuris nugalėjo depresiją. Šlovė tau mūsų viešpatie. Aliuliuja. Amen. Jis viską padarė Golgotoje, kad būtų kiekvienas išlaisvintas ir jam nėra jokio ligos, jokio prakeikimo, jokio priešo didesnio už jo šlovę, už jo pergalę. Taigi, ačiū viešpačiui Jėzui. Ir mes esame jo vaikai, tokie patys į jį panašus sukurti. Amen. Mes irgi tokie neramus, gerąją prasme, nemiegantis, bet judantis ir randantis savo širdį troškimą, kuo daugiau laimėti sielų viešpačiui, kad Dievo karalystė plėstųsi. Amen. Jauti tavo viduje, kad tai yra įdėta. Kad tau norisi, kad tai, ką viešpats Jėzus tau dovanojo, tai, kad kiekvienas pamatytų Dievo šlovę ir kad kiekvienas patirtų išgelbėjimą. Ar yra tai tavo širdį? Amen. Taip, tai labai gerai. Tai viešpačiui labai patinka, nes reiškia, mes esame sveiki jame. Mes esame sukurti ne savo planus kažkokius realizuoti, bet jo planus, jo karalystės atstatymui esam pašaukti. Ir jeigu tas noras yra širdyje, reiškia, tu esi gyvas. Paskaitysim iš Žydams laiško. Žydams 10 skyrius 36 eilutė. Ačiū Dievui, jūs esate ryžtingi. Jeigu jūs daėjote iki šitos vietos, ar ne, kažkas anksčiau įtikėję, ir jūs vis tiek sėdite ir klausotės prie viešpaties kojų ir vykdote jo valią. Ir ačiū Dievui, reiškiasi, jūs esate tie, kurie siekiate viešpaties. Ir čia parašyta, taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta.
Nes dar trumpa valandėlė ir ateis tas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtų sielą. Amen. Mes nesame tie, kurie atsitraukiame. Sakyk, aš nesu tas, kuris atsitraukia. Bet tikiu, kad išgelbėčiau sielą. Ir daugelį kitų sielų. Amen. Aleliuja. O tai Kristaus dvasia. Tokia dvasia yra Kristaus dvasia, kuris su tikėjimu žiūri į priekį, su ištverme ir neatsitraukia atgal. Ne trupučio nesitrauksiu. Yra tas tavo viduje. Ne trupučio nesitrauksiu. Ateis bet koks sunkumas. Jis gali būti super didelis tas sunkumas. Bet Jėzus Kristus viską išsprendė Golgotoje. Ir bet koks sunkumas negali sustabdyti tavęs ir manęs. Ir tu nežiūri į sunkumą, tu žiūri į Jėzų. Jis sakai, manęs niekas nesustabdys. Nors ir karas kiltų, nors ir dar kažkas darytųsi, mūsų niekas nesustabdys. Šlovė Viešpačiui. Iš tiesų mes matom paskutiniai laikai. Taip, ženklų galima matyti, kaip vyksta visokios stichinės nelaimės. Amerikoje ten siaubingi šalčiai, Anglijoje potvynis, dar kažkur vėl kažkas vyksta. Ir tau, o tu nieko nebijai. Šlovė Viešpačiui. Amen. Todėl, kad tu žinai, kad tas, kuris tavyje, didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Ir tu randi savyje ištvermės judėti toliau, o ne bijoti, drebėti, kaip iš tiesų velnio tikslas yra, kad išgąsdinti mus šiandieną. Kad šiandieninę žmoniją išgąsdinti. Bet tas, kas priima Kristaus dvasią, to neįmanoma išgąsdinti. Tai sakyk aš. Ir tu pasakyk kaimynui. Mūsų neįmanoma išgąsdinti. Amen. Nes Dievas yra didesnis. Dievas yra didesnis už viską. Oi, kaip man patinka tai. Tau patinka? Aš kaip mažas vaikas džiaugiuosi. Kaip gerai. Kad nėra didesnio už tą, kuris nugalėjo piktai. Už Jėzų Kristų nėra didesnės lygos, nėra didesnio prakeikimo, nėra didesnės problemos, nėra didesnės skolos. Dievas turi būdų išspręsti viską, nes jis išsprendė jau Golgotoje viską. Amen. Aleliuja. Taigi, sako, tas nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūdžiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtų sielas. Taigi mes esame tie, kurie tikime. Ar gali būti žmogus efektingas, neturintis tikėjimo? Ne, žmogus neturintis tikėjimo, jis nebus efektingas. Nes tikėjimas ir yra varomoji jėga. Jei nėra tikėjimo, depresija labai greit gali ateiti, ypatingai krikščioniui. Todėl jeigu tu jau pradėjai sekti Viešpačiu, pasitikėjai juo, iš tiesų sek ištvermingai, nes jei prarandi tikėjimą, depresija laukia iš karto. Taip. Taip, kad tau nereikia atsitraukti savo pražūčiai, bet kad išgelbėtume sielas. Ir mes neturim kitų pasirinkimų, tik eiti į priekį. Taip? Tik į priekį. Tik į priekį. Nes sako, jeigu tas, kuris buvo ištrūkęs su sugedimo, vėl pasidavė, jam tapo dar blogiau negu buvo. Taigi, mes nenorime, kad būtų dar blogiau negu buvo. Mes norim, kad geriau būtų negu buvo. Taip? Nes taip ir turime paveldą Jėzuje Kristuje, kad mums bus tik geriau ir geriau. Ir dar čia netoli viena rašto vieta, noriu vis tiek nepaskaityti man, ji labai gražiai 11 skyrius 6 eilutė. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Haleliuja. Gerai darai, kad uoliai ieškai. Gerai darai, nes Viešpats kam atsilygina? Tiems, kurie uoliai ieško. Haleliuja.
Žinot, mes norėtume, kad visiems atsilygytų. Ir kad žmonės neieško Dievo. Jie nesimeldžia Dievui, neskaito žodžio, bet nori, kad Dievas juos palaimintų. Tai jau visi norime, ar ne? Bet visas viešpats sakė, jo ieškantiems atsilygina. Ir tu esi tas, kuris ieškai. Aš tikiu, tu ieškai. Tu meldysi kaip moki, prašai, nori sekti juo. Ir tai reiškia ieškojimas, skaitai jo žodį. Situacijose pasitiki juo. Ir tai reiškia viešpaties ieškojimas. Ir viešpats ieškantiems atsilygina. Tiems, kurie pasitiki, jie patinka Dievui. Ir tiems, kurie ieško, bus atlyginta. Prisimena tą rašto vietą, sako, tie, kurie ieško, randa. Aleliuja. Aleliuja. Tavo ir mano ieškojimas ne veltui, ne veltui. Aš žinau ir tu žinai, kad mūsų ieškojimas ne veltui. Dar paskaitysime Žydams, ne, 1 Korintiečiams 15. Mes visą laiką būsim nesuglebę, taip šiais metais. Darom sprendimą, dėsim pastangas, ištvermingai ieškosim Dievo ir Dievas atsilygins. Išgelbės sielas. Tai svarbiausia. Taip? O visa kita bus pridėta ieškantiems. Iš tiesų, 1 Korintiečiams 15. Todėl mano mylimieji broliai, būkite tvirti. Mylimieji alytiškiai, viešpats sako, būkite tvirti, nepajudinami. Visada gausūs viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. Amen. Ne veltui jūsų triūsas viešpatyje. Halleluja. Sakyk, mano triūsas ne veltui viešpatyje. Tai, ką aš darau dėl viešpaties, niekas nebus pamiršta. Amen. Ką dėl žmonių darom, jie užmiršta, ar ne? Ir mes kartais užmirštam kažkam dėkingi būti. Bet viešpats neužmiršta, ką tu dėl jo padarai. Amen. Mes esam tik žmonės, kartais užmirštam. Bet viešpats yra tobulas atmintyje. Jis nieko nepamiršta. O taip, ačiū tau viešpatie, kad tu toks tobulas, tvirti, nepajudinami. Gausūs viešpaties darbais. Sakyk, aš būsiu tvirtas, nepajudinamas. Gausūs viešpaties darbais. Ir mano triūsas, žinau, ne veltui viešpatyje. O taip, kaip pavargsti skaityk šitą rašto vietą. Viešpats ragina būti tvirtiems, nepajudinamiems. Ateina priešas, ateina aplinkybė, o tu sakai, aš nesitrauksiu. Tegul traukiasi aplinkybė. Amen. Ir tu eini į priekį. Ir tu judi į priekį. Ir aplinkybė turi trauktis. Nes Jėzus Kristus išsprendė viską Golgotai. Ir ta aplinkybė yra išspręsta. Svidu? Ji yra išspręsta. Nežinau, kokia tavo problema, koks tavo rūpestis, bet jis yra išspręstas viešpatyje Jėzuje. Išspręstas. Tik tai jisai ką ragina? Pasitikėti juo, kad tai atlikta. O tu juo pasitiki, taip? Jei nepasitikė, sakyk, atleisk viešpatie, nepasitikiu. Ir stiprink mano tikėjimą. Ačiū tau, kad jau sustiprinai. Tikiu, taip? Nes kai prašome, tikime, Dievas iš karto ir duoda to, ko prašome. Iš karto.
ko trūksta, prašykite pas Dievą, tikėjimo duoda. Jis darys aplinkybės, kad jis augtų tikėjimas. Ir todėl mes būsime tvirti, nepajudami, gausūs viešpaties darbais. Alytaus bažnyčia. Šiais metais. Taip. Tvirti, nepajudinami, gausūs gerais darbais. Ir žinome, kad visą tai darome savo viešpačiui. Iš viešpaties ir atlygį gauna tie. Amen. Bet mes darome ne dėl to, kad gautume atlygį. Bet mes darome tai iš meilės viešpačiui, nes jis taip sakė. Taip. Amen. O atlygis ateina pats. Negali tai būti, kad nedėti. Nes Jėzus Kristus iš meilės mus išgelbėjo, kad mus pamilo. Dėl ko? Jėzus Kristus mus pamilo veltui. Taip, už nieką. Mes buvom tokie nusidėliai visokie. Būtų didelis sąrašas, jie pradėtume vardinti. Bet jis dėl nieko, už nieką pamilo mus. Todėl mes atsakome jam tą pačią meilę. Aš būsiu paklusnus tau viešpatie ir nuolankus ne dėl to, kad aš kažką gausiu, bet dėl to, kad mano širdyje dega meilės ugnis tau viešpatie. Gyventi taip, kaip tu sakai. Ar tai nėra meilė, kai žmogus daro tai, kas tau patinka? Tai yra meilė. Ir todėl, kai mes darome tai, kas viešpačiui patinka, tai ir yra mūsų meilės išraiška. Taip. Mes galime tuščiai ten svaičiuoti, myliu Dievą tave, myliu tave, myliu tave, o elgtis visai priešingai. Bet tikra meilė. Tai yra tai, kad aš darau tai, kas mano mylimajam patinka. Ir tai yra tikroji meilė. Taigi mes esame tokių širdžių. Įdami į Jėzaus meilę atsakome meilę. Dėl tavęs aš padarysiu viską. Todėl jeigu širdis dar prie kažko prisirišus ir atėjo pas viešpatį dėl kažko, einant laikui leisk Dievui atilštyti. Ir einant laiku tu matai, kad visa tai, kas tau atrodė taip reikšminga, taip po biškį nereikšminga darosi. Ir mes matome, kad pirmame plane atsistoja viešpats. Ir jis reikalingas visose srityse, kad iš tiesų būtų pagarbintas. O kai jis pagarbintas mūsų gyvenimais, taip negali būti, kad palaiminimas neišsilies į mūsų gyvenimą. Amen. Taigi mes esam sukurti gyventi nepajudinami ir tvirtai įsitvirtinę viešpatyje, Jėzuje, jo dvasioje, jo žodyje. Alytaus bažnyčia, joks nukaltas ginklas prieš jūs nestovės. Bažnyčia, kurią pastatė Jėzus Kristus, sakė, aš pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Taigi, jeigu tu stovėsi Jėzuje Kristuje nepajudinamas ir stiprus, joks pragaras tavęs nenugalės. Amen? Amen. Tai viešpaties pažadas kiekvienam iš mūsų. Ištvermingi ir nesugleptume. Ir kad gyventume ne savo, ne taip, kaip mes norime, bet taip, kaip tu, Dieve, nori. 2 Korintiečiams atsiverskime. Čia viena tokia eilutė, bet ji labai stipri. 5:15. O jis mirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Taip ir amen. Halleluja. Jėzus mirė dėl mūsų, mes mirėme savo dėl Jėzaus. Taip. Gyvename dėl jo. Žinot, mūsų siela ir kūnas iš karto pradeda
įsigąsti. Kad jeigu gyvensime dėl jo, tai būsime nevalgę, neapsirengę būtinai, jis taip mąsto. Nes kūnas ir sielas sutarė su velniu. Ir jie nenori, kad mes gyventume dėl Jėzaus. Jėzus yra tas šaltinis, kuris niekada nesibaigia. Velnias žino, kad Jėzus yra tas, kuris teikia ir gyvybę, ir aprangą, ir maistą, ir jėgas, ir sveikatą. Todėl jis meluoja ir dar nori sutarti su mūsų sielom ir kūnais. Todėl jis taip bijosi. Taip, kad nežiūrėk į savo sielą ir kūną, kad jis bijosi. Gyvenk dvasia, kurią priėmė į savo širdį. Ir dvasia niekada neapgauna. Viešpats visada ateis laiku ir vietoje. Viešpats nėra tas, kur paleidžia savo vaikus ir nesirūpina. Sako, jei žemiški tėvai, tai rūpinasi vaikais, tai to labiau dangiškas tėvas. Todėl tu ir turi ryžto ir drąsos daryti sprendimą, kad Alytaus bažnyčia, norėjau sakyti, Marijampolės bažnyčia, irgi teisingai, gyventų nebe savo, bet kam gyventų? Gyventų tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Tada viskas atsistoja į savo vietas. Ir tavo gyvenimas statosi, nes jį Dievas stato. Amen. Todėl šitą iš tiesų nori paslėpti priešas velnias. Ir dauguma žmonių sako, tai reiškia, man bus mažai dabar laiko. Jeigu aš dar ten į susirinkimus kokius vaikščiosiu, dar į kokias maldas, tai aš jau nieko nepadarysiu. Tu gal ir nepadarysi, gal mažiau padarysi, bet Viešpats daugiau padarys tavo gyvenime. Amen. Nes Viešpats yra gyvas kol kas dar. Taip? Su juo dar viskas tvarko, jis dar gyvas. Ir dar kaip gyvas. Ir per amžių amžius dar sakė, bus gyvas. Amen. Per amžių amžius bus gyvas. Taip, kad su Viešpačiu viskas tvarkoja. Ką tik reikia paminti? Baimę. Baimę, kurio nori sulaikyti nuo tikėjimo Viešpačiu ir atsidavimo Viešpačiui, eiti tiesos ir šviesos keliu. Nors irgi paminti baimę. Kas priešinga baimė? Tikėjimas. Taigi Alytaus bažnyčia, tikėjimo bažnyčia. Amen? Amen. Sakyk, mes būsime tikėjimo bažnyčia. Apsisprendus, tvirta, kryptinga bažnyčia. Amen. Ir Viešpats bus Viešpats. Tai Viešpats yra Viešpats. Tada jis ir rūpinasi mumis. Todėl labai iš tiesų svarbu pasidaryti jį savo Viešpačiu. Taigi, toks pagrindinis dalykas, kad būtume efektyvi Dievo karalystės tarnai ir kad gyventume ne savo. Užsirašykit, kas rašome šitus dalykus šiems metams. Nes mes labai greit užmirštam, ką mes girdėjom, ką sakė, ar ne? Gerai, kad Dievo žodis dar yra, ne, kad galim pasiskaityti. Ir iš tiesų, tai ką jis sako, Dievui patinka žmonės, kurie apsisprendę ir ištingi ir daro tai, ką sako. Mums irgi patinka Dievas, kad jis tai, ką sako, tą ir daro. Taip ir mes panašus į jį. Tai, ką jis mums sako, mes ir darome. Ne trypčiojame, bet ištvermingai judame į priekį. Nes mes esam pašaukti ne savo, kaip sakėm, gyventi, bet mes esam pasiųsti kaip Dievo karalystės vaikai, kad nešti šviesą, tiesą, laisvę šitam miestui, tautai, giminėms, aplinkiniams, visiems. Mes turime pašaukimą iš Viešpaties. Kad išpildyti šitą pašaukimą, ar nereikės ryžto, tvirtybės ir ištvermės? Aišku, kad reikės.
tai mes ir darom sprendimą, kad mes tokie būsime. O kai pavargsime, prašysime viešpaties jėgų, kad jis vėl sustiprintų mus savo jėgą. Nežiūrėkime į savo jėgas. Nematuok savęs ir nežiūrėk, oi, aš nepajėgsiu, ai, taip man neišeis. Ne. Ne tu tai darysi. Tai darys viešpats savo jėgą per tave, kai tu padarysi sprendimą pagal Dievo žodį, viešpaties jėga. Tuoj pat, tut как тут rusiškai, lietuviškai, nežinau, kaip čia pasakyti, čia kaip čia, kažkaip neskamba. Rusiškai labai skamba. Tut как тут. Kai tik mes apsisprendžiam gyventi pagal Dievo žodį ir valią, jis iš karto išlieja savo jėgą. Kol mes neapsisprendžiam, jėgos nėra, teisinga, ir mes žiūrim, aš negalėsiu, kaip aš galėsiu. Už tai, kad mes visada į savo jėgą žiūrim. Bet mes negyvename savo jėgą. Mes gyvename tikėjimu Jėzų Kristų. Ir jis duoda jėgas padaryti tokius darbus, kurių tu niekad pats nepadarytum. Dabar čia tą bažnyčią tu būtum gal sukūręs čia Raimundu? Niekada. Ar dar kažkuris kitas? Niekada. Tai Dievo darbas, tai daroma Dievo jėga ir tai yra Dievo šlovė. Visada atsiminkim bažnyčią. Alytaus ir Marijampolės. Mes nieko nepadarėme. Viską padarė Dievas. Amen. Ir jam yra šlovė. Amen. Ir tada varžybų nebus bažnyčioje. Kas didesnis, kas mažesnis, kaip parašyta Dievo žodė. Ar Apolos, ar Kefas, ar dar kažkoks svarbesnis. Viešpats vienintelis yra svarbus. Amen. O mes viso labo tik jo tarnai. Ar ten, ar ten, ar ten. Ir mes nieko nedadėjome. Viską padarė Dievas. Amen. Savo jėgą, paukodamas savo sūnų Jėzų Kristų ir išgelbėdamas mūsų savo jėgą. Nes mes išgelbėjimu negalime girtis. Tik viešpačiu galime girtis tuo, kuris mūsų išgelbėjo. Taip ir viskas toliau. Jeigu kas vyksta mūsų gyvenime, tai viskas šlovė jam, nes jis viską daro savo jėgą. Jeigu tu imsi daryti savo jėgą, tau labai greit ims norėtis šlovės ir lauksi jos. Bet dažniausiai negauna tokių žmonės, aš paskau, kad jūs, ir jie palieka net bažnyčią. Nes jie nesuprato, kam šlovė turi būti. Jėzui šlovė. Tam, kuris visako pradžia ir pabaiga. Viešpats Alfa ir Omega. Jam šlovė. Kad Arūnas šiandien stovi, jam šlovė. Amen. Jam šlovė. Jam šlovė. Ir jeigu mes tokiu būsime, atiduodantį šlovę viešpačiui, mes niekada nerungtyniausime, nepavydėsime, daug velniavos, daug nuodėmių išeis iš mūsų gyvenimo. Amen. Nes mes žinosime, kad mes visi esame iš Dievo malonės tik išgelbėti. Nieko nedadėjome. Nei daugiau meldėmės kažkuris, nei daugiau kažko darėme, nei geresni buvome. Visi mes buvome negeri. Tie, kurie nešišaukė viešpaties Jėzaus į savo širdį, visi yra netinkami, negeri. Taip, ir mes tokie buvome, kol nepasišaukėm savo viešpaties Jėzaus. Ir mūsų gerumas ir tinkamumas šiandien kyla iš viešpaties. Halleluja. Ir mes galime pasilikti nuolankus jo tarnai. Nuolankus jo tarnai. O kai mes nuolankus, jo malonė kaip tik pradeda ir jėga reikštis per nuolankiuosius. Nes jis sakė, aš išaukštinsiu nuolankiuosius. Amen. Išaukštins. Nesiek niekada išaukštinimo. Išaukštinimas ateina iš viešpaties. Kam? Nuolankiesiems. Taip, nuolankiesiems. Todėl būk nuolankus. Jei reikės aukštinti, Dievas žinau, kur ką aukštinti. Bet geriausia pozicija bus būti nuolankiam
prieš Dievo žodį, prieš jo dvasią ir nesiginčyti su viešpačiu. Tai yra labai gera pozicija. Amen. Taigi, Alytaus bažnyčia, tokia nuostabi bažnyčia, tegul pasilieka Jėzaus vardu. Taigi mes esam pašaukti, kaip sakė, gyventi ne savo, bet gyventi maldos gyvenimą, dvasinės kovos gyvenimą, stovėti už kitus žmonės. Žinot, kai mes susirūpiname savo, mūsų egoistinį natūrą labai susirūpinti mėgsta savimi. Kaip aš gyvensiu, ką aš valgysiu, ką aš darysiu. Ir todėl viso tai iš tiesų nėra Dievo valia. Bet Dievo valia yra ieškoti Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Kai tu aukojasi dėl kito, tavo gyvenimas atsistato. Pastebėjai? Nei mane pastebėjai, tai pastebėjai. Pabandyk, išbandyk, aš patyk. Kai tik tu padarai taip, kaip sako Dievas, nors pasaulyje tai nelogiška. Kai tik tu pradedi dalintis, gal savo laiku, gal kažkokiais dalykais, Dievas pradeda iš karto tavo gyvenimą taisyti. Amen. Nes tas dėsnis, kuris parašytas, sek ir pjausi, jis veikia. Amen. Ir todėl niekada, sako, nebūkite susirūpinę, ką valgysim, kuo vilkėsime ir taip toliau. Nes visų tuo rūpinasi, sako Dievas. Jūs rūpinkitės, kad Dievo karalystėje darbuotumėtės ir pasiliktumėte jo dvasioje ir jo žodyje. Štai kuo jūs rūpinkitės. O aš jumis pasirūpinsiu. Amen? Amen. Tikrai, jeigu tikrai rūpinėsi gyventi pagal Dievo valią ir jo dalykais rūpinėsi, Dievas tikrai pasirūpina. Nežinau, kas praktikui matyti ar nematyti. Aš mačiau ir negaliu tylėti, kad jeigu tu dėl jo, jis dėl tavęs. Kiek tu artėji prie viešpaties, tiek viešpats artėja prie tavęs. Nelauk, kada viešpats artės prie tavęs. Jis gali ir niekad neartėti. Jis jau vieną kartą prisiartino prie tavęs, kai norėjo tave išgelbėti ir tu jo šaukeisi. Taip? Ten net tu suradai ir aš viešpatį, ne mes suradome. Viešpats mūsų surado, prisiartino ir įvedė į atgalą, kai mums buvo sunku, prisiartino viešpats prie mūsų. Ir įvedė į atgalą mus. O toliau sako, tu artinsiesi prie manęs, tai aš prie tavęs. Tu prie manęs, tai aš prie tavęs. Tu prie manęs, tai aš prie tavęs. Ir todėl mes kažkodėl žmogišką tą natūrą laukia, jinai pirmiau laukia. Jau kai Dievas kažką padarys, tai kaip aš jau ateisiu tarnauti jam, ne jis darys, nei tu ateisi. Taip. Tai kai mes pradėsime gyventi dėl jo, mes artinsimės į viešpatį, tada kažkokie dalykai kaip tik pradės darytis mūsų gyvenime. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Taigi mes esam pašaukti, kad kovoti dvasinės kovas ir jas laimėti. Amen. Dievas ištikimas. Kas šiandien kovos dvasinės kovas? Tie, kurie tiki. Šiandien kažkas pradeda kovoti ir sustoja pusiaukelėje, taip? Pradeda kovoti ir sustoja. Aš kalbu apie išorinę kažkokią kovą, ar dėl tiesos, ten kažkokios, dėl kažkokių dalykų kovoja. Ir sukyla priešingos jėgos, stipresnės už juos ir visą tai sustabdo. Tu ir aš, mes esam pašaukti dvasinę kovą. Bet mes dar nepradėję kovos parašyto, turime jau pergalę. Tai kodėl šiandien mums neišleist belaisvių į laisvę? Kodėl neįstot prieš burtininkavimo dvasią, prieš iškrypimo dvasią, prieš visokias demoniškas dvasias? Jeigu mes jau
nugalėtojai dar nepradėjo kovos. Velnias labai nori laikyti, kad mes nekovotume dvasioje. Su kuo? Paskaitysim, kad jūs nesuprastumėt, kad mes čia ruošiamės su žmonėm kovoti. Efeziečiams 6 skyrius 12 eilutė. Mes grumės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis ir valdžiomis. Kas su jom grumsis? Tik tu ir aš. Tikintis, gimęs iš Dievo dvasios, turintis valdžią įsakinėti piktosioms dvasioms. Čia taip parašyta, mes grumės ne su kūnu ir krauju, mes nekovojam su žmonėmis, taip? Bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. O taip, mes kovojam ir visada nugalėsime. Jeigu kažkoks blogas kažkur yra, reiškia ore yra kunigaikštis. Taip? Yra dvasinis kunigaikštis, kuris tai inspiruoja veikti fiziniam pasaulyje. Tu ir mes esam bažnyčia pašaukti veikti dvasinėme pasaulyje ir sugriauti šitos piktojo planus oro kunigaikščių. Halleluja, kaip smagu tai daryti, nes aš žinau ir tu žinai, kad mes visą laiką laimėsime. Amen. Nes dar nepradėjus kovos, mes jau esame nugalėtoje. Bet reikia būti tikinčių. Taip? Reikia tuo tikėti, tada tu drąsiai meldiesi, tu drąsiai eini į šitą kovą. Jeigu turi tikėjimą. Todėl Dievas ragina, būkime šiais metais dar labiau pasitikintys viešpačiu tai, ką jis sako. Amen. Dar labiau pasitikėkime tuo, ką jis sako. Nes viskas statosi ant jo. Jis yra pamatas, sako. Jėzus Kristus ir jo žodis yra pamatas. Tau ir man stovėti tvirtai ir pamatas bažnyčios. Bažnyčios bus stipri, kai stiprus bus pamatas. Ne tada ji bus stipri, kaip ji kažką tai nukopijuos ar kažką dar padarys, kaip ten darė kažkas tai, bet stovės ant Dievo žodžio, ant Kristaus. Ir tas pamatas, tas Kristus, toliau kaip statytojas vadovaus šitai statybai. Kas toks? Jėzus Kristus. Ir todėl mes ieškome jo širdies, jo valios, kad jisai statytų ant to pamatos stiprų savo namą. Sako, jūs esate kaip gyvi akmenys, statomi į gyvą Dievo statinį. Amen. Jūs gyvi akmenys statomi. Ir kada tie akmenys tvarkingai statosi, kai paklūsta viešpaties žodžiui, viešpaties valiai, pasitikė kiekvienu Dievo žodžiu. Tada aš ir tu kaip akmuo būsime pastatytas vietoje. Nes galima tos akmenis ir krūvą suversti. Ar ne? Įstatinys neišeis gražus. Visi kiti sako, yra niekas, bet statytojas yra kažkas. Statytojas, o statytojas yra Jėzus Kristus. Ir todėl tegul būna tokia mūsų kiekvieno akmens gyvojo pozicija. Dieve, aš noriu būti savo vietoje. Statyk mane šitoje bažnyčioje. Kaip gyvą akmenį ten, kur aš turiu būti. Taip, kaip tu su manei, nes ne aš visą statau ir aš nežinau, kaip turi viskas būti. Aš šiandien išgirdau Artūrą, kuris sakė, jei teisingai aš supratau, jam Dievas kalbėjo, sako, aš pasiliksiu čia, Alytuje,
ir tarnausiu Dievui. Mano širdis labai apsidžiaugė, nes mano mintyse Dievas tai kalbėjo. Ir kai aš girdau, man šoktelėjo, kaip pas tą Mariją, taip susitiko su Elžbieta. Tai man šoktelėjo, kad jis bus įsodintas ten, kur jis gimė iš dvasios. Ir jis įsišaknys. Ir tai gyvas akmuo, kaip mes ir visi kiti gyvi akmenys esam čia įstatyti. Tik tie gyvi akmenys turi būti paklusnus statytojai. Amen. Nes jis mus glūdina. Mes nesam iš savęs tinkami, bet mūsų tinkamumas kyla iš Dievo parašyta. Taip? Jis atgimdė mus iš savo dvasios. Mes esame tinkami jam. Bet mus reikia atbaigti mūsų charakterio savybės kartais. Mes tie akmenys šokinėjom, Dievas nori pastatyti kažkokią vietą, kad mes tarnautume, bet mes bėgam į kitą vietą. Žinot, dėl ko taip vyksta? Dėl to, kad mūsų charakterio savybės kažkokios dar neaptvarkytos. Todėl leisk, kad Dievas tave kaip akmenį formuotų, glūdintų, kad mes prie vienas kito taip būtume sudėti, kad šitas statinys nebūtų suplyšėjęs kažkokiais, kad įeitų į tarpą velnias, taip, kažkokia dvasia negera, kad taip kaip jis mato. Nes čia ne žmonių statyba, čia yra dvasinė statyba. Amen. Amen. Ir mes ne vienas nemokam statyti dvasioj, tik statytojas Dievas moka statyti dvasioj. Mes galime tik melst jo valios, melst, kad šventosios dvasios dovanos per mus atsivertų ir Dievas tada statys iš mūsų gražų statinį, dvasinį statinį, bažnyčią stato Dievas, ne žmonės. Amen. Jam šlovė ir garbė. Mes esame jo tarnai viso labo nusižeminę, prašantis jo išminties, kurios mums taip reikia. Taigi, tu esi svarbus Dievo akise, tu reikalingas akmuo gyvasis. Jei tavęs nebūtų, būtų skylė. Suvok savo atsakingumą bažnyčioje esant žmogau. Įsivaizduot stovi, sudėti, pradėtas statyti pamatas. Vienas išsirito, kitas išsirito, trečias išsirito. Ir niekas nesistato. Todėl mums reikia prisimti atsakomybę, jeigu jau atidavėm širdį Viešpačiui, jeigu jau pasidavėme, gimėme iš Dievo dvasios, tai pasilikim jo rankose. Ir ten, kur tu gimėjai, tu ten ir numatytas pastatyti. O Dievas turi laikus, kada tu būsi pastatytas. Žinosi, kurį laiką tu nežinai, sakai, kam aš čia reikalingas, kam. Daryk tai, ką tau širdyje norisi daryti iš širdies. Ir tai bus gerai. O kaip? O Dievas minkštą širdį pastatys tikrai vietą. Taip? Žinot, kai kas nors susispiria, aš ten būsiu tu, aš būsiu evangelistas. Aš būsiu ten dar kažkas. Nereikia. Dievas pasakys, kada tu evangelistas būsi, ar tu pamokslininkas, jis aiškiai tave išstums pats. Amen. Jis išstums tave. Ir todėl mes esame tie, kurie pašaukti kovoti. Aš jau perskaičiau su dvasinėmis valdžiomis, kunigaikštystėmis, amžiaus tamsybių valovės ir dvasinėmis blogom jėgomis danguje. Mes nesam čia danguje. Danguje nėra šitų dalykų, bet mes esame čia žemėje, todėl šitoj mes esame kovos lauke. Ir šitam kovos lauke tau ir man reikės kovoti su piktuoju, su ta dvasia, kuri yra. Bet žinau, dar nepradėjęs kovos, tu esi daugiau nenugalėtojas. Jeigu Dievas tai pasakė, taip ir amen. Prisimenat Morkaus
4:40 paskaitysim dar istoriją. Pas mus yra laikrodis priešais, tai matau, kada man pabaigti. 10 pusė. Pas mus bažnyčioje laikrodis priešais kabo, man labai gerai matyti. Didelį pakabinom. Jūs nusprendėm jau. Gerai, šaunu, va, tai kaip gerai. Morkaus 4 skyrius. Gal pradėsim viskį anksčiau. Nuo 35. Ta pačia diena atėjus vakarui, čia Jėzus, jis tai Jėzus, jis tarė mokiniams, irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jį pasiėmės, atsiprašau. Atleidę žmonės, jį pasiėmė, Jėzų, nes jis tebebuvo valtyje. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį, taip, kad ją jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Mes kartais irgi kažkokio aplinkybė buvom, sakau, tau nerūpi, Dieve, kad man blogai dabar? Jėzus sako, labai rūpi. Labai man rūpi. Bet aš tau atidaviau ginklus visus. Aš tau atidaviau valdžią. Sudrausk tuos demonus. Išstok prieš tas dvasias. Ir aš ateisiu į pagalbą, sako Viešpats. Amen. Jis sako, Jėzus sakė, atlikta. Taip, Golgotoj. Atlikta. Viskas įspręsta. O dabar sako, jūsų dalis. Naudokite tą valdžią. Stokite prieš tas dvasias. Ir mes, kaip matome šitoje vietoje, šitoje valtyje, mokiniai neišstojo prieš dvasias. Jie turėjo šalia gulinti fiziškai Jėzų ir tau nerūpi čia, miegi tu savo valtyje. Mes jau skęstam, žūvam, sako. Ir žinot, mes labai greitai nei ten žūvam, nei ten ką. Jeigu dar jie buvo valty, tai koks čia žūvam, jeigu dar niekas nežūva. Taip, Jėzus miega, tai reiškia dar ten. Bet mūsų baimė, jau viskas. Labai smagu sakyti viskas. Ar ne? Labai greit išsitarė šitas žodis. O ten toli gražu ne viskas. Pabudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Tuojau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Juos apėmė didelis baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toks? Net vėjas ir ežeras jo klauso. Galima jo suprasti, jie dar tada neturėjo šventosios dvasios savo širdyje. Ir jie dar nesuprato, kas jis toks. Bet mums tai apreikšta, kas yra Jėzus. Amen. Ir mes turime Kristaus dvasią. Ir iš tiesų, čia pradžioje, jeigu būtų Jėzus pasakęs, kad 35 eilutė, jis sakė mokiniams, irkimės į aną pusę. Aiškiai pasakė, irkimės į aną pusę. Jėzus net pasakė, irsimės į aną pusę, bet nuskęsime. Mes kartais turim Dievo žodį,
bet mums atrodo, kad jis neveikia. Dievas pasako taip ir taip, ar ne? Kad tu išlaisvintas, tu išgydytas Jėzaus Kristomis. Tai reiškia, viskas aišku, į kitą pusę nuplauksi. Ir jeigu Jėzus būtų sakęs, kad irsimės, po to skęsim vidury, tai tada būtų galima tikėti, kad taip ir bus. Bet Jėzus to neištarė žodžiu. Jis sakė, mes vieną pusę irsimės. Jis turėjo tikslą ir, kaip žinot, to anoj pusė jis išlaisvino apsėstąjį. Jėzus visada turi tikslą. Ir jeigu jis į jį juda, jis niekada pakeliui nieko nežada paskandinti arba apleisti. Ir jis nesakė, kad mes pražūsime. Todėl jie netikėjo Dievo žodžiu ir nesudraudė. Ir ką Jėzus sakė? Ar vis dar neturite tikėjimo? Kodėl mes nesudraudžiam kartais tai, kas mūsų gyvenime, kažkokius sunkumus? Todėl, kad dar neturim tikėjimo. Taip. Tikėjimą turim, bet dar nenaudojame, galime sakyti. Ar ne? Nes priimim Kristų į savo širdį, priimim tikėjimo sėklą. Turim tikėjimą, bet nenaudojam. Todėl naudokim tą valdžią, kurią viešpats Jėzus davė. Kokie iš tiesų nerangus aš ir tu. Aš taip galiu pasakyti apie save. Aš taip iš karto nepasilgiu pagal Dievo valią. Visada. Bet dar visokių ten minčių, šitaip, aišku, už kokių 3 dienų, tai čia velnias. Jį reikia surišti. Bet kiek dienų, kažką niurkam. Eina laikas, kaišta. Jis giliau veda į kažkokią liūdesį. Kai iš pat pradžių mes galime naudoti valdžią, kurią Jėzus Kristus dovanojo. Jis ne veltui praliejo savo šventą kraują, bet dėl mūsų pergalės, dėl mūsų išgelbėjimo, dėl mūsų išlaisvino, dėl mūsų išgydymo. Mes viską gavome per jį. Todėl te padeda mums viešpats pasipriešinti piktajam. Aš nemirsiu, bet gyvensiu. Kas taip pasakys? Jėzus? Aš ir tu. Mes sakysime. Mums gerai būtų, kad Jėzus taip pasakytų. Bet jis sakė atliktą. Dabar jūsų eilė. Aš jums daviau valdžią. Jūs dabar sakysite. Ir kas naudoja tą valdžią, mato Dievo šlovę. Kas naudoja tą valdžią, mato, kaip piktasis traukiasi iš jo gyvenimo, iš jo kūno ir iš kitų. Toliau už save atsikovoja, po to pradedi už kitus kovoti. Taip, ir tokia Dievo valia, kad Dievo karalystė plėstųsi. Taigi, mes darom dar kartą sprendimą būti efektingi Dievo karalystėje, ištvermingi, nesuglebę, gyvenantys ne savo. Ir kad Evangelija mūsų, žinoma, darytų įtaką šitam miestui ir tautai. Amen. Ir aplinkiniams. Tai viešpaties valia. Dar vieną raštą vietą ir jau baigiu. Nes per daug irgi negerai. Aleliuja. Mes esame laisvi. 2 Korintiečiams 3:16. Bet kai žmogus atsigrįžia į viešpatį, gaubtuvas nuimamas nuo jo. Viešpats yra dvasia.
O kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Amen. Viešpats nuėmė tau ir man gaubtuvą. Viešpats šiandien nori nuimti gaubtuvą visiems Alytaus žmonėms. Nuo protų. Kodėl, kai jie girdi Evangeliją, kažkas patikė, kažkas visai netikė. Ir net nesupranta. Todėl, kad ant jų yra gaubtuvas. Ką tu gali padaryti dėl jų? Kaip mes ir kalbėjom. Skelbti laisvę jų protams Jėzaus vardu. Skelbti laisvę jų dvasioms Jėzaus Kristaus vardu. Nes tau ir man duota valdžia išleisti belaisvius į laisvę. Amen. Taigi stovėkime ir už kitus, už šitą miestą. Jėzus Kristus to labai nori, bet jis nieko negali padaryti be tavęs. Tu jam reikalingas. Tavo širdis, tavo rankos, tavo akys, liežuvis, kojos, tavo laikas jam pašvestas maldai, žodžio skaitimo ir visa kita. Taigi, mes esam pašaukti, kad plėstųsi Dievo karalystė. Užteks, daugiau nieko nesakysiu. Taip. Kad plėstųsi Dievo karalystė Alytui ir jį jau plečiasi. Haliuja. Pasimelskime. O tai, brangus viešpatie.